Labas rytas visiems prekiautojams, su jumis Laurinas. Pradėsime trumpą ryto apžvalgą šiai dienai. Taip, euras man jau čia bekalbant pramušinėja vakarykštę viršūnę į viršų, būtent jeigu jinai bus pramušta, tai važiuosime, logiška būtų važiuoti iki 1.0830, būtent praeitos savaitės viršūnė. Na, jeigu apsisuksime, pirmas tikslas bus 0.715, o žemiau būtų 0.660. Taip, svaras irgi gana panašiai juda į viršų. Na, svaras turės 11.30 žinių. Būtent Anglijos banko taryba balsuos, ar reiktų kelti palūkanas. Abejoju, ar kas nors balsuos už. Reikia turėti omeny, kad Anglijoje priešrinkiminės kampanijos vyksta, tai tenai kažkokių radikalių pokyčių tikrai šiuo metu negali būti daroma. Taip, Australas su Zelandu irgi stiprėja, būtent per naktį Australija geras žinias turėjo ir būtent tai sustiprino, o valiutos juda abidvi kartu, dėl to viena kita seka. Taip, na, Kanada vakar šiek tiek kilo, bet vėl pradeda kristi. Paprastai lygiai būtų tiesiog apačia 1.21.55 kokie. Na ir jeigu kažką reikštų šitas lygis praeitos žemumos, praeito būtent pleišto žemuma 1.2390. Na, vėlgi reikia žiūrėti, kaip išsispręs. Momentas yra į apačią ir bent jau kol kas 4 valandų periode, tai na, dar tikrai yra stiprus tempimas žemyn. Frankas, va, kaip jau ir nusibraižėme vakar, sėdi šiokiam tokiam kanale, būtent juda šoną. Momentas taipogi yra žemyn. Visgi dolerio korekcija indekso suteikia visom valiutom stiprybės, galima pasakyti, ir momentas pasisuko į stiprumo į visų valiutų pusę išskyrus dolerio. Na, bet nereikia apsigauti, nereikia nuvertinti ir dolerio, reikia atsargiai žiūrėti į rinkas. 4 valandų periode irgi aiškiai matome, momentas yra žemyn krentantis. Taip, prekiauti kažką dabar su franku būtų tikrai labai sunku, nebent bandyti nuo šitų apačių 0.945, bet nuo tokio psichologinio lygio vakar atsimušė. Na, reikia dar pirmą sulaukti, kol ateitų. Taip, na ir jena, vėlgi vakar doleris stiprėjo. Ir užvakar tai rinka koregavosi, pavažiavo viršų. Na, šiandien toks vaizdas, kad formuojamės jau prieš dolerio pusę ir galime šiek tiek padaryti korekciją tam važiavimui į viršų vakarykščiam. Taip, dar šiek tiek apie žinias, tai 11.30, kaip minėjau, bus iš Anglijos sprendimas dėl palūkanų normų. Na, kitos svarbesnės kažkokios žinios, kurios galėtų įtakoti kažką, būtų 5 valandą iš Europos, būtent vartotojų pasitikėjimo indeksas, ir iš Amerikos, būtent naftos rodmenys ir namų pardavimai. Tai, na, į tai galima atkreipti dėmesį ir pritaikyti savo prekyboje. Jeigu turite kažkokių klausimų, visą laiką galite man parašyti. Sėkmės visiems, iki pasimatymo.